baigėsi rapso sėjos metas ir reikia pradėti rūpintis jau kitais pasėlių priežiūros darbais. Tas laukas po sėjos iškart buvo nupurkštas su dirviniu herbicidu, kuris, mano manymu, ir praėjusiais metais parodė geriausią veiksmingumą prieš piktžoles, kur buvo panaudoti dirviniai herbicidai. Mes tiek pernai, tiek šįmet atlikome tą patį purškimą, tai rapsano 1,5 litro į hektarą plus klomatė iki 0,2 litro į hektarą. Kartu dar prie to purškimo buvome įdėję 2 litrus huminių rūgščių. Taip, pernai metais gavome iš tikrųjų gerą rezultatą. Matom, kad ir šįmet dominuojantis yra rapsas ir tas produktas suveikė visai neprastai. Gal buvo šiek tiek sausoka ir labai daug kas kelia klausimą, ar dirvinį herbicidą verta naudoti, kai yra sėjama tiesiai į ražieną. Tai darėme tiek ankstesniais metais, šįmet lygiai tą patį ir matom, kad veiksmingumas tikrai yra, nes tose eilutėse, kur yra daugiausia atidengta, net ir čia matyti reiškia, pabalavimas klomazono iškart yra, reiškia, kaip tas produktas veikia. Ir jie atidavus kaip dirvinį herbicidą, jis tikrai yra veiksmingas apsaugai nuo svėrės, garstuko, yra daug stipresnis nei naudojant jau ant sudygusių piktžolių. Tai pasėlių priežiūros darbai pirmieji nuo piktžolių atlikti, bet toliau tikrai reikia nepamiršti, esant 2-3 lapeliams, atlikti tolimesnius pasėlių priežiūros darbus. Tai yra naudoti 0,5 litro oriuso, tebukonazolo veikliąją medžiagą, arba reiškia tebukonazolo 125 gramai į hektarą, esant 2-3 tikriesiems lapeliams. Žiūrint į tą lauką, matom, kad jau yra besirodančių ir pabirų. Kartu su tebukonazolu galima įdėti iki 1 litro leopardo ar pasirinkto graminicido, naudojant reiškia tebukonazolą, pasirinktą graminicidą ir pridėti 0,5 litro mūsų turimo fosforo, NPK sudėtis 5,75, būtų labai tinkamas, nes šiuo metu antžeminė dalis, esant tokiems karštiems orams ir tiek daug saulės, antžeminė dalis pradeda vystytis labai sparčiai. Ir mums reikia tiesiog daryti šitą purškimą, kad pristabdyti intensyvų antžeminės dalies vystymąsi, augimą ir nukreipti augalo augimą į šaknį, kad kiek įmanoma intensyviau pradėtų auginti šaknelę. Vat kaip ir čia turėtume dabar matyti, paimkime, ištraukime rapsą ir mes matysime, kad rapse tiesiog matome, kokią turi šaknelę, pakankamai skurdi, toliau reiškia bėgantys kaklelys. Tai su šituo purškimu, kurį mes dabar rekomenduojame atlikti, čia matome 2 skilčialapiai ir matome 3 lapeliai. Tai šiuo metu jam geriausiai yra ir atlikti pirmąjį tebukonazolo atidavimą kaip reguliatorių, kad sustabdyti antžeminės dalies intensyvų augimą ir nukreipti visą darbą į šaknį. Antrą reguliavimą turėsime atlikti, kai bus 5-6 lapeliai. Tada naudosime produktą Artina, priklausomai nuo, aišku, rapso išsivystymo, bet ne mažiau kaip 0,5 litro iki 0,7. Čia jau reikės, kai priartėsime prie to purškimo ir pasirinkimo darysime.
kartu pridedant citokinino 0,5–0,7 litro į hektarą, tada dedamas boras ir tuo metu reikės būtinai dėti insekticidą, kadangi yra cikadų, yra vorų antplūdžiai, manom, kad bus tikrai dideli, nes orai yra neįtikėtinai šilti, netgi galima sakyti karšti. Tai tą reikia būtinai atlikti, nepamiršti ir apsaugą nuo kenkėjų tikrai reikia įtraukti ir kad jisai būtų nupurkštas. Taip pat, kaip ir minėjau, boro 1 litras ir fosforo tada jau galima bus įdėti iki 1,5 litro į hektarą, kad vėl viską nukreipti ir kiek įmanoma iš rudens auginti ne antžeminę dalį, o nukreipti ir kad augalas augintų šaknį. Esame lauke, kur bus atsėliuojami žieminiai kviečiai, kadangi šįmet pakankamai anksti buvo nupjauti ir nors šiais metais leidžia atsėliuoti, kaip ir nereikėtų papildomai atlikinėti darbų, bet mes visą laiką įsėjame šiuo atveju į tas matomas kviečių pabiras, jau sudygusias ir bedygstančias, įsėjome žirnius. Ant ražienos buvo išpurkšta 60 litrų kaso ir kartu pridėti 2–3 litrai, šiuo atveju 3 litrai huminių rūgščių. Atlikome purškimą ir tada įsėjome žirnius tam, kad pagerinti, aprūpinti dirvožemį papildomai azoto, nes bedygstantis žirnis šiuo metu jis jau neužilgo pradės ir kaupti azotą. Puikiai sudygo, nes turi laiko ir tas laukas, visi mūsų laukai yra taip paruošti, prieš kviečių sėją bus glifosuojami ir sėjami, atliekamas dirbimas ir sėjami kviečiai. Tik šįmet vėlgi pagal visas vyraujančias šių metų tendencijas ir sukauptą informaciją, matyti, kad pačios ankstyviausios sėjos tikrai nepasitvirtino, buvo ir derlingumas mažesnis ir kokybiniai parametrai prastesni. Tad šįmet pradėsime sėją ypatingai po rapso, tai pačius pirmus laukus, tai bus apie rugsėjo 15, gal 18, o šitie, kurie atsėliuojami, tai juos reikėtų sėti vėliau, apie 20 rugsėjo ir tada, kaip oras leis, kiek užtruksime, gal šįmet įžengsime ir į spalio mėnesį su sėja. Bet vėlyvesnė sėja, jinai šįmet davė geresnius rezultatus. Tiksliau gal net ne vėlyvesnė sėja, bet sėja laiku, nes juk biologinis laikrodukas yra pasisukęs ir negalima sakyti, kad vėlinam sėją. Juk visas laikas pasisuko ir ruduo tapo šiltas ir daug ilgesnis palyginti nei mes turėjome prieš tai. Už tai tas naujas, gal galima sakyti, net sėjos laikas, kurio iš tikrųjų reikia įsiklausyti. Ir šie metai buvo tokie, kad daug atliktų tyrimų ir pastebėjimų tiesiog iš kitų ūkininkų ir mano paties laukuose. Laukai, kurie buvo pasėti apie rugsėjo 20, jie buvo patys derlingiausi ir kokybiniai parametrai yra aukščiausi. Tad ir šįmet stengiamės būtent sėjos terminus pradėti tuo metu. Galima sakyti, kad šiek tiek vėlinant. Aišku, pradedant sėją apie rugsėjo 15–20, tiesiog reikės padidinti sėklos išsėjimo normą. Ir tikimės, kad tie žirniai irgi iš rudens, jie sukaups mums papildomai azoto. Rudenį jie dar mineralizuosis pilnai ir tą savo sukauptą azotą
kitiems metams, ankstyvą pavasarį galės atiduoti atsibudusiems kviečiams. Tai tiek iš tų mūsų pasiruošimo darbų.